veiksmais, politiniais sprendimais didžiausią milijardinę naudą tai pačiai Rusijai. Priminsiu, kad nutraukus baltarusiškų prekių tranzitą per Lietuvą, Lietuva per metus neteko maždaug 300 milijonų eurų. Rusai tą pačią sekundę, kai lietuviai nutraukė geležinkelio baltarusiškų prekių keliavimą į Klaipėdos uostą, pasirašė sutartį Rusai su Baltarusiais, padarė jiem nuolaidų ir per metus uždirba 250 milijonų. Tiesiog padarė 50 milijonų nuolaidą ir visi kroviniai keliauja per Ust-Lugos uostą. Mes praradom, mes turime dar išlaikyti infrastruktūrą, Lietuvos geležinkeliai prarado, Klaipėdos uostas prarado, o rusai uždirbo per metus 250 milijonų, reiškia per konservatorių, kabutėse, kadenciją milijardą. Tokia žala padaryta vien tik su Baltarusija. Jau nekalbu čia tik už krovinius, už krovinių pervežimą. O kai sustabdė Baltarusijos Belaruskali gamyklos trąšų vežimą per Lietuvą, tą pačią sekundę, štai Eurostato duomenys, milijardiniam sumom padidėjo pardavimai rusų Uralų kalį. Tų pačių kalio trąšų gamykloj. Ir čia matote sumos nuo 2 milijardų 696 milijonų 20 metais iki 4 milijardų 154 milijonų 21 metais. Tai yra, kai Lietuva sustabdė baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą ir sudarė keblumus Belaruskali. Rusų Uralkalis beveik, sakykime taip, 1,5 milijardo tais pačiais metais padidino pardavimus, o jau 22 metais, nuo 20 metų, lyginant su 20 metais, virš 2 milijardų. Nauda per tuos 3 metus, kaip matote, Uralkalis padidino savo pardavimus virš 5 milijardų. Virš 5 milijardų naudos gavo rusų Uralkalį. Ir jeigu kas nors išdrįs pasakyti, kad čia ne Gabrieliuko nuopelnas, tas, visiškas kvailys arba skaičių nemato. Užblokavus Belaruskali Gabrieliuko Landsbergio, tai yra mūsų pastangomis, rusai iš karto padidino savo pardavimus milžiniškai ir uždirbo milijardus. Ir sekti pasakas, kad jie kovoja su rusais, uždirbdami jie milijardus, iš tikrųjų čia reikia būti visiškai glušu. Kokių beje yra Lietuvoje nemažai, bet kai pasižiūrėt šitų skaičių, sako, nu ir kas. Mat ir nieko. Tiesiog skaičiai, Europos skaičiai. Čia ne mūsų skaičiai, čia ne aš išsigalvojau, čia tiesiog oficiali statistika rusų gamyklos Uralkali pardavimų. Ir datos sutampa. Gabrieliuko veiksmai uždirbo rusam milijardų. Jis tikrai priežas rusų? Jo, arba tada visiškas kvailys. Tai tiek šiandien, gerbėmiai, iš Kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad pakomentuojate. Ačiū visiems, kad ir paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformą, tiek pervesdami paramėlį į Komiko teatrą, tiek paspausdami tą mygtuką ačiū esantį apačioje. Ir ten galite paaukoti, kiek tik norite, ir tapti mūsų kanalo klubo nariais. Visiems gerų dienų. Iki kitos laidos. Ate.